kyšį. Išgerti mėgstančių vairuotojų, statybininkų, gamyklų darbuotojų besaikės puotas gali pabaigti Lietuvos mokslininkų išradimas. Vilniaus Gedimino technikos universiteto studentai sukūrė analogų pasaulyje neturintį alkotesterį, kurio neįmanoma apgauti. Jis žmogų atpažįsta, o pričiupęs girtą iškart informuoja darbdavį. Štai šis alkotesteris turėtų tapti visų girtų darbuotojų siaubu. Bent jau taip tikina jo kūrėjai iš Vilniaus Gedimino technikos universiteto. Ateidami į darbą ryte darbuotojai tikrindami blaivumą būtų atpažinti sistemos, nes kamera fotografuoja žmogaus veidą. Tad paprašyti, kad vietoj išgėrusio Jono papūstų blaivus Antanas, nepavyks. Tai labai panašiai kaip apsauginis, būna, kuris žino, kaip atrodo, sakykime, vardenis pavardenis ir kaip atrodo, ten pavardenis vardenis, ir tiesiog alkotesteris atpažįsta tą žmogų ir matuoja jo to pačiu alkoholio kiekį kraujyje, sakykime taip. Na ir jeigu atitinka žmogus, jis tą mėginį, tą rezultatą matavimą įkelia į duombazę. Jeigu paaiškėja, kad darbuotojas girtas, darbdavys iš karto gauna apie tai pranešančią SMS žinutę. Informacija taip pat įkeliama ir į duomenų bazę, kur atsakingas asmuo gali matyti svarbiausią informaciją apie darbuotojus. Kada darbuotojas atvyko, koks buvo kokia buvo jo alkoholio matavimas, koks tai buvo. Tada visą darbuotojų istoriją gali matyti, statistiką tam tikrą, sakykime, kiek ten vardenis pavardenis per visą tą laikotarpį, sakykime, per pusę metų atėjo kartu neblaivus, arba ten pusiau neblaivus, arba, kiek kartu pavėlavo į darbą, atėjo laiku ir panašus dalykai. Tikinama, kad alkotesterio, kuris atpažintų asmenų veidus pasaulyje, dar nebuvo sukurta, kol tai padarė lietuviai. Didžiąją dalį prietaiso sukūrimo finansavo valstybė, o kaina iš viso siekia apie 25 000 eurų. Pagrindiniai sektoriai, kur matytume savo veiklas, tai būtų gamyba, statyba ir transporto įmonės. Iš kitos pusės, kas liečia socialinį aspektą, tai būtų globos rūpybos skyriai, kur neretai pašalpų gavėjai arba socialiniai rizikos asmenys ateina girti. Kitas dalykas - įkalinimo įstaigos, kur išgirinėjimo problema yra gana aktuali ir yra ir nakvynės namai, ir spec paskirties įstaigos. Įrenginį sukurti truko apie 10 mėnesių. Dabar įmonės jį gali išsinuomoti, mat jis nepardavinėjamas. Kelios bendrovės jau pasinaudojo šią paslaugą, o vidutinio dydžio įmoniai tokį aparatą turėti mėnesį gali kainuoti nuo 120 iki 200 eurų. Pernai girti darbe žuvo 4 žmonės, dar 7 buvo sunkiai sužeisti. Reporteris Mindaugas Vasiliauskas, Vilnius.